Markas Tvenas yra pasakęs, paragauti arbūzo reiškia žinoti, ką valgo angelai. Būtent apie tai aš šiandien ir noriu pakalbėti, apie arbūzus. Tiksliau, aš noriu dokumentuoti arbūzo gyvenimą. Pagalvojau, visai nebloga idėja parodyti jums tą kelionę nuo mažytės sėklytės iki didelio arbūziuko. Tai būtent tai aš šiandien ir padarysiu. Sugalvojau išleisti video montažų seriją apie arbūzo auginimą ir šiandien bus, kaip sakyti, pirmas reportažas, nes aš sodinsiu sėklytės, sėsiu į vazonėlius. Dabar yra balandžio mėnesis, balandžio pabaiga, pats puikiausias metas pradėti daiginti arbūzus, nes tai yra užtektinai jiems laiko ir sunokti, ir pilnai užaugti. Pirmiausia, ko reikia, tai yra didelių indelių, nes arbūzui reikia daug vietos. Jo šaknys labai silpnos, negalima jų pikiuoti, negalima paberti kaip pomidorų kokių, o paskui išravėti ir persodinti į didesnius indelius. Ne, reikia iš karto didelio indelio, tai maždaug 0,75 litro tūrio dydžio arba 1 litro. Kuo didesnis, tuo geresnis. Nes, kaip jau sakiau, arbūzas yra jautrus augalas, nebent jį skiepija į lagenarijos sėklytės, į moliūgo sėklas, tada jau šaknys stiprios, galima galbūt žaisti kitaip. Bet aš parodysiu jums tiesiog paprasčiausią metodą, kaip užsiauginti arbūzų. Visų pirma, ką reikia padaryti, tai tiesiog pripildyti vazonėlį žemės. Substrato pripildytą vazonėlį dabar reikia palaistyti vandeniu. Ir tada pasėsim sėklytę ir gražiai uždengsim žemukėmis. Ir dar kartą palaistysim. Aš šiais metais auginsiu apie 11 skirtingų rūšių arbūzų. Ir galėsiu jūs supažindinti su tom visom rūšim. Jei jūs norėsite, apskritai galima net padaryti visai kitą video atskirą vieną apie arbūzų rūšis. Na, bet aš šiandien tik parodysiu, kokias sėsiu į savo indelius paruoštus. Na, kas įdomiau, visų nerodysiu. Gal čia yra zloto voličiai, arbūzas, geltona išorė, raudona vidum. Labai nedidukai užauga, bet skanus. Toliau Rosario F1 irgi klasika, nieko įdomaus. Gerai, kas įdomu. Čia yra mėnulis ir žvaigždės. Šitie arbūzai baisiai gražūs būna. Dar tokių. Šitie mano patys mėgstamiausi, jie patys saldžiausi, dydžio labai nedidelio, bet skonis tai neapsakomas. Charleston Grey ir melionų pasisėjau. Čia šitie melionai, tie paprasti, bet dar vienus sėsiu, kitaip vadinasi truputį, dabar neturiu čia po ranką sėklų. Senukai, Lankava, Moki veži ir visos tos parduotuvės turi būtent šitos rūšies arbūzus dažniausiai. Ten kitų net tiek rūšių, kiek va šita pati populiariausia. Augalas nėra reiklus, kaip sakyt, svarbiausia šiluma ir meilė. O visa kita tai lietus palis, gamta susitvarkys. Arbūzų laistyti nereikia visiškai. Jie apskritai yra labiau sausumos, vaisius auga priemoliuose, ten kur sausros. Iš viso, sakau, kaip arbūzų istorija, tai prasideda pradžioje iš Pietų Afrikoje, paskui Egipte, ten, kur visiškos dykumos. Todėl lietuviškas oras nėra idealus, bet pakankamai geras, kad užsiauginti arbūzą. Tik nereikia per daug prilaistyti jo ir viskas bus puiku. Dabar pasėsim sėklytes. Štai kaip įdomiai atrodo dydžių skirtumai. Kairiai pusėje Primo Orange paprasto arbūzėlio sėklytės, o dešiniai Carolina Cross, milžiniško arbūzo sėkla. Arbūzas turi būti sodinamas jau į lauką, tai birželio 1 savaitę, kada jau tikrai nebus jokių šalnų ir naktys turi būti bent jau 15 laipsnių šilumos. Aišku, ne visą tą pavyksta padaryti, todėl reikia juos dangstyti. Agroplėvelė bent jau 2. Viską parodysiu einant laikui, nes kol kas daigelių dar neturiu, nėra, bet kai kažką su jais darysiu, atnaujinsiu, vis naują video sukursiu. Aš ant vazonėlio užrašau arbūzo
veislę, paskui vazonėlį su truputį spirito galima nuplauti. Sėkla pirkta čia iš Italijos, dešiniai pusėje raudona beicuota sėklytė ir kairiai pusėje žalios statelės. Dabar arbūziukus suguldysiu į lovelę, tai reiškia padėsiu ant lovelio ir nešiu namučio į šiltą vietą, apkamšysiu, kad greičiau sudegtų. Arbūzai nebuvo raudoni, skanūs ir saldūs, jie buvo tokio šviesaus balto minkštimo, labai kartūs ir neskanūs. Na va, arbūzai jau viduj, dar truputį aš juos palaistysiu ir viskas palieku dabar, stebėsiu, kada išdegs. Čia va mano agurkučiai. Šiaip agurkai yra labai panašus į arbūzus, ta prasme šiti daigeliai realiai mažai kuo skiriasi, ypač pirmi lapeliai identiški, o jau va šitas tai aišku naujas tikrasis lapelis skiriasi, bet šiaip labai panašus. Tai va, jeigu jūs domina daugiau faktų apie arbūzus, apie jų istoriją, apie jų auginimą, apie jų skynimą, tai sekite mano kanalą, nes reguliariai kelsiu video apie arbūzų gyvenimą. Atitinkamai koks laikas, kai sunoks arbūzai, tai parodysiu, kaip atskirti, ar jis sunokęs, ar dar ne. Pjausim, ragausim, žiūrėsim, tai bus smagu. Tai ką, ačiū Jums labai, kad žiūrėjot ir susimatysim kitą kartą. Iki!